Sveiki, šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia žaisti Squad Busterius kaip profesionalui. Ir kad įrodyčiau, kad aš profesionalas, nes toks ir esu, Lietuvoje esu 53 vietoje. Pirmoje vietoje yra Barbecue ir Kauno Strikers, kas spėju žmogus iš Kauno. Taip pat turiu surakinęs visus žmogeliukus, įskaitant 3 žvaigždučių robotus. Ir šitas 4. Ir šitas 4 žvaigždučių. Gerai, tai pradedam tada žaisti. Ir ką gausim? Auksiniai batai gerai. Double Trouble irgi gerai. Gerai, tai mano pirmiausia taktika yra susirinkti kuo daugiau mėlynų dėžių. Bet kadangi dabar turim auksinius batus, jų rinkti labai jau taip nereikia. Šitas geras. Gerai. Šitie žali gerai duoda deimantų. Gerai, ką dar čia šitas geras. Matot, prisirinkau traderių. Tai man jie duoda už auksą, kurį paima, kartais deimantų. Šitą pavyks man nužudyti? Ne, kiek čia daug žaidėjų. Ne. Reikia skubėti man. Dar tik 4 vietoje. Antrojo. Pirmoje vietoje, matot? Tu ir laimėsim. O, nematomas. Iš kur jisai išlindo. Bet prisirinksiu deimantų. Žiūrėk, kaip aš jau pirmauju stipriai. Nieks manęs neaplenks. Viskas. Laimėjau. Viskas. Nu, žiūrim, kiek surinkau.
504 karviai. Ir 704 iš viso. Ir Lietuvoje esu 53. Viskas. Jeigu prisijungkit vėliau dar kartą pažiūrėti mano video ir pasidalinsiu daugiau patarimų, nes žinau jų daug, kaip laimėti kiekvieną žaidimą. Taigi susitiksim kitą mano video.